Erkinis encefalitas. Visi tikriausiai esame apie tai daugiau ar mažiau girdėję ir šiandien laidoje Užeikite, kas laukiate, būtent apie tai ir šnekėsime su šeimos gydytoja Elena Šuke. Labas, Elena. Labas. Trumpai, kas sukelia erkinį encefalitą? Erkinį encefalitą sukelia virusas, bet tą virusą mes gaunam, jį perneša mums erkės. Kelių skirtingų rūšių erkės iš tiesų, bet pagrinde perneša iksodus genties erkės, taip vadinamos, kurių iš tiesų Lietuvoje yra labai labai daug. Dėl to didžioji dalis pas mus gyvenančių erkių ir gali pernešti šitą virusą. Laidoje turime daugybę mitų, kuriuos bandome arba patvirtinti, arba paneigti. Ir pirmasis jų bus, jeigu jau įsisiurbė erkė, tai tikrai susirgsite erkiniu encefalitu. Ne, nebūtinai. Visų pirma, erkė gali neturėti pati to viruso. Tai tada ir nesusirgsime erkinio encefalito virusu. Bet kad susirgti erkinio encefalitu yra turbūt daugiau šansų nei Laimo liga erkė įsisiurbus, tai tikrai taip. Ir tai lemia, kad taip yra todėl, kad virusas erkinio encefalito gyvena erkės seilėse ir burnoje. Tai įkandimo metu, jeigu jis yra praktiškai iškart, nes skaičiuojama, kad maždaug per 10 minučių po įsisiurbimo perduodamas. Kaip pavyzdžiui, Laimo ligos sukėlėjos bakterijos gyvena erkės žarnyne. Ir joms patekti tada į tą, į žmogaus kūną, į kurį įkando erkė, reikia gerokai ilgesnio laiko. Tai erkinis encefalitas, jeigu erkė jį turi, tai jį perduoda gerokai greičiau. Bet ne visos erkės jį turi tą virusą. O ar galima teigti, kad erkės gyvena tik miškuose ir jeigu neini į mišką, tai apsisaugot nuo jų kaip ir nereikia? Yra tekę girdėti ir tokį mitą? Erkės gyvena visur, erkės gyvena ant žolių, erkės labai mėgsta gyventi Vingio parke ir ten tikrai yra jų labai daug. Tai visuose parkuose, visuose miestuose, ant net ir atrodo labai nedidelių tokių žolės plotelių minimalių, tikrai galima rasti erkių. Tai tikrai nereikia kažkokios gūdžios girios ir gilaus miško, kad tą erkę pasigauti. Dar vienas mitas, kurį yra tekę matyti, kad erkės aktyvios tik vasarą, todėl vasarą reikia nuo jų saugotis, o kitais metų laikais, meh. Ne, iš tiesų tai erkės, žinoma, žiemą jos truputį mažiau aktyvios, kaip ir mes visi turbūt, vien dėl to, kad šalta. Bet erkės tokį savo įprastą gyvenimą pradeda gyventi jau tada, kai lauke temperatūra yra +6 arba daugiau. Tai +6 pas mus tikrai gali būti dabar ir gilios žiemos metu, sausio-vasario mėnesiais, ar ne? Tai iš tikrųjų erkę pasigauti dabar Lietuvoje su dabartiniu klimatu realiai galima apskritus metus. Ir tikrai ir ateina pacientai, bet lygiai taip pat vasario mėnesį, gruodį vieną kartą esam traukę erkę pacientų irgi. Nes tiesiog, kai nėra pakankamai žemos temperatūros, erkės neužmiega tuo savo žiemos miegu ir tikrai būna labai aktyvios. Nori valgyti, tai eina ieškoti valgyti. Aš pamenu, praeitais metais, kovo pradžioje buvo pirmasis vaikas, kuris atkeliavo įsisiurbusią erkį. Atrodo, dar ką tik sniegas buvo, tik ką ištirpo jau erkės įkandimas ir būtent mieste tai ir įvyko. Taip. Lietuva yra pandeminis kraštas ir kiek žinau, netgi JAV kariai negali atkeliauti į Lietuvą nepasiskiepiję nuo erkinio encefalito, tai reiškia tikrai rimtai žiūri šitą grėsmę. Taip. Kodėl tai yra palankus kraštas būtent erkėms? Iš tiesų, tai erkinio encefalito tikrai mes neišsiskiriam kažkaip ypatingai. Mes turim, taip, didžiausią sergamumą šiuo metu Europoje, tai yra 14 maždaug atvejų 100 000 gyventojų, bet erkinio encefalito tikrai labai nemažai susirgymų būdavo tokiose šalise, kaip, pavyzdžiui, Austrija, Čekija, kur irgi yra labai daug erkių ir jos labai daug perneša šito viruso. Kaip sumažėjo tas sergamumas kitose šalise, tai buvo pradėta visuotinė tų šalių vakcinacija ir sergamumas nukrito 90% praktiškai. Lietuvoje labai daug žmonių yra pasiskiepėję, bet tai nėra visuotinė vakcinacija dar, kuri taip po truputį pradedama nuo rudens, kai kam jau kompensuojama vakcina, bet dar tikrai yra daug nepasiskiepijusių. Tai už tai sergamumas ir dėl to išlieka didelis. Kitas dalykas, mes esam tikrai miškinga vietovė, mes turim daug labai žalių plotų, tai yra iš dalies labai labai smagu tikrai gyventi tokioje aplinkoje, bet tai turi savo minusus, būtent tai, kad erkėms, būtent aukštos žolės ir žolynai ir mieste esantys žolynai yra pati geriausia vieta gyventi, tai už tai ir jų čia daug pas mus. O jeigu kalbant apie erkinio encefalito dažnį, ar tiesa, kad jo vis daugėja ir vis daugiau tų susirgimų turim būtent čia Lietuvoje? Dažnėja tikrai taip erkinis encefalitas, bet vėlgi taip yra, aš sakyčiau, ne tai, kad pačios ligos atveju daugėja, bet gerėja jos diagnostika. Ir mes anksčiau tikrai gerokai rečiau nustatydom ypač lengvus erkinio encefalito atvejus, o tokių tikrai yra. Tikrai nėra, kad visi serga taip, kad jau reikia reanimacijos ir ten kažko labai ypatingo. Tikrai gali būti ir lengvų formų šitos ligos. Tai aš manau, kad anksčiau tiesiog žmonės
galbūt ir nesikreipdavo net į gydytojus, o nusikreipus gal būdavo sudėtingiau atlikti, pavyzdžiui, tyrimus. Ir dauguma tų lengvų formų net nepatekdavo į statistiką. O dabar tikrai diagnostikos galimybės yra didžiulės, prieinamos visoje Lietuvoje, bet kokiam mieste. Tai daugiau diagnozuojam vien dėl to, kad daugiau tyriam, mano manimu. Kaip pasireiškia erkinis encefalitas, kokie yra pagrindiniai simptomai? Visaip, iš tiesų labai individuali šita liga, tikrai nėra tokio vieno kažkokio simptomo, kuris būtų kertinis būdingas tik tai erkiniam encefalitui. Dažniausiai, taip jau vadovėliuose infekcinių ligų, tai rašo, kad tai yra dvibangė liga, taip vadinama. Tai ką tai reiškia, kad po erkės įkandimo, po viruso perdavimo būna tas vadinamas inkubacinis periodas, kai žmogus jau užsikrėtęs, bet dar neserga. Tai jis irgi gali būti labai įvairus, nuo 2 dienų iki realiai 3 savaičių net gali būti. Tada prasideda pirmieji simptomai. Dažniausiai tai yra karščiavimas, galvos skausmas, toks bendras, negera savijauta, kaulų laužimas, labai nespecifiniai simptomai. Ir jie iš tiesų net ir nieko visiškai nedarant dažniausiai praeina per 5 ar 7 dienas. Žmogus nusprendžia, kad gal koks peršalimo čia virusas buvo, gal kažkas ir ramus toliau gyvena. Ir maždaug po savaitės arba po 10 dienų prasideda taip vadinama antroji banga, kai jau prasideda specifiniai simptomai priklausomai nuo to, ką pažeidė virusas. Nes virusas patekęs į mūsų kūną gali skirtingą pažeidimą sukelti. Gali pažeisti, pavyzdžiui, tik smegenų dangalus. Gali pažeisti ir smegenų dangalus, ir pačias smegenis, galvos. Gali pažeisti ir nugaros smegenis, ir taip vadinamus periferinius nervus. Tai viskas priklauso nuo to, kuri vieta pažeista. Ir baisiausia, aišku, tokia forma, kai yra vadinamas meningoencefalitas, kai pažeidžiami ir dangalai smegenų. Na taip, liaudiškai tai tokia plevelė, kuria yra apgaubtos smegenis, toks maišelis, kur įdėtos smegenis. Tai pažeidžiamas ir tas maišelis, ir pačios smegenis. Tai dėl dangalų pažeidimo atsiranda tokie simptomai kaip didžiulis, tragiškas galvos skausmas, galvos svaigimas gali būti, raumenų surakinimas sprando, žmogus nebegali, atrodo, galvos pasukti, o pačio smegenų audinio pažeidimas sukelia tuos pačius baisiausius simptomus, kurių mes labiausiai ir bijom. Tai yra paralyžiai, asmenybės pasikeitimai, traukuliai ir sąmonės sutrikimas ir net gali lemti būtent mirtį. Labai pikti tokie žodžiai nuskambėjo antroji sakinio dalyje ir atsakymo dalyje, bet visgi kokia dalis žmonių būtent patenka tarp tų rimtų komplikacijų, kurioms jau reikia labai rimto gydymo ir pasekmės gali lydėti visą gyvenimą? Taip, apie 20% žmonių. Anksčiau iš tiesų tai vadindavo erkinį encefalitą tokia trejetų liga. Ir bent jau ir aš dar, bet universitete, kai mokiausi, tai mus mokė, kad 30% praserga labai lengva forma, iš vis būna, kad gali, pavyzdžiui, net nesužinoti, kad tai buvo erkinis encefalitas. 30% serga, bet nelieka jokių liekamųjų reiškinių jiems po to. Praserga ir viskas yra tvarkoj. Ir likę 30% jau serga sunkiai su liekamaisiais reiškiniais. Tai to mes labiausiai ir bijom, nes prasirgus gali likti paralyžius, gali likti asmenybės pasikeitimas, gali likti mąstymo sutrikimai. Ir žmonės iš tiesų prasirgę erkiniu encefalitu dažnai tokio kažkokio vieno skundo labai konkretaus kaip ir neturi, kad neveikia dešinė ranka. Viskas atrodo veikia, bet jisai sako, žmogus sako, aš nebesijaučiu man sunkiau galvoti, man sunkiau dirbti, susikaupti nebegaliu. Tokie labai nespecifiniai, bet būtent smegenų pažeidimo liekamieji reiškiniai gali būti. Tai apie 30% tikriausiai. 20-30. O kada yra pikas erkinio encefalito? Jeigu erkę galim pasigauti visus metus, galbūt yra kada metų eigoje dažniau matom tų erkinio encefalito atvejų? Taip, matom iš tikrųjų daugiausiai tikrai pavasarį, vasarą, bet tai yra susiję ne su pačiam erkėm ar to viruso, o susiję su tuo, kad mes visi išeinam staiga į miškus, į laukus ir tada norim greičiau ir šortus užsidėti ir kepurę nusimti ir tiesiog daugiau erkių statistiškai pasigauna žmonės. Tai kai daugiau jų pasigauna, daugiau ir šansų, kad bus tas erkinis encefalitas. Nes pačiam virusui ir jo pernešimui iš tikrųjų sezonas neturi jokios įtakos. Mačiau tokį patarimą, kad jeigu įsisiurbė erkė, tai kuo greičiau keliaukit pas gydytoją. Oi, nekeliaukit. Erkės ištraukimui tikrai nereikia medicininio išsilavinimo. Erkę reikia suimti ir ištraukti. Ir tam tikrai užteks ir, žinot, kartais net ir pinceto nereikia, užtenka ir pirštais ištraukti. Tėvai supanikavę vaikams išlupa būna tas erkės, tai tikrai to visiškai pakanka, pas gydytoją nereikia lėkti. O jeigu ištraukus lieka galvutė visgi kūne arba
tas siurbtukas, ar kaip tai vadinasi, nežinau. Tai visiškai nieko tokio, kaip ir bet kokį kitą svetimkūnį rakštį, pavyzdžiui, mūsų kūnas irgi, na, taip sakyti, išstumia po truputėlį, ne, bet mūsų kūnas jaučia, kad tai yra svetimkūnis, kartais išpuliuoja būna, tai faktas tą vietą reiktų padezinfekuoti, bet jeigu lieka galvutė, tai to nereikia bijoti, nes tai jau nėra gyva erkė ir jinai jokių ligų jau tikrai iš to savo galvutės likusios nebeperduos. Mums svarbiausia, na, kūną panaikinti, kad tiesiog kad erkė nebūtų gyva. O ką tu manai apie tos liaudiškus būdus, kad tiesiog su muiluotu vandeniu galima nuplauti arba patrint su tam tikrais tepalais ir tada erkė pati pabėga? Jo, tai aš tai sakau, kad erkės nereikia pykdyti, nes jinai supykus ten tikrai dar prispjaudysi tą žaizdą ir tada dar padidėja rizika iš tiesų užsikrėtimo erkinio encefalito ir Laimo ligos. Kai mes erkę traukiam taip, na, jai netikėtai, kai jinai užklumpama, tai jinai ir nespėja visko atiduoti ten, ką turi. O jeigu mes ją pradėsime erzint, alkoholį tepdami ar panašius dalykus, kaip irgi esu girdėjus, tai tikrai tiesiog padidėja dar rizika gauti tas ligas, kurias erkė gal perneša. Aš irgi esu girdėjęs, kad reikia su alkoholiu aptepti, erkė apgirs ir išeis tada ieškoti kitų aukų. Taip, tai nerekomenduoju. Kiek turi erkė būti įsisiurbusi, kad perduotų tas ligas? Laikas tikriausiai irgi yra svarbu. Laikas yra kertinis, iš tiesų, jeigu mes matom erkę einančią ir matom, kaip jinai įsisiurbė ir tada ją ištraukiam, nu toks keistas eksperimentas, bet įmanomas būtų, tai ištraukus erkę iš karto jinai tikrai jokių ligų neperduos. Nes net ir erkinio encefalito virusui, kuris gyvena erkės seilėse ir, na, teoriškai įkandimo metu jau vis tiek seilės dalyvauja, bet net ir erkinio encefalito virusą perduoda per maždaug 10 minučių, taip yra skaičiuojama. Na, gal apsidraudimui, sakykime, ten kokios 8 jau minutės. Tai faktas yra nedidelis labai laiko tarpas ir už tai erkinį encefalitą tikrai paprasčiau gauti. Laimo ligai, kuri dabar iš tiesų labai daug apie ją kalbama ir tokių labai yra dviprasmiškų pasakymų ir aš iš tiesų labai jos irgi suprantu, kad yra labai didelė hiperdiagnostika Laimo ligos. Mes labai skubam ją diagnozuoti, ypač lėtinę Laimo ligą, kai nėra jokio bėrimo, kai tokie labai nespecifiniai simptomai, labai lengva viską nurašyti tai Laimo ligai. Bet jie užsikrėsti Laimo ligą iš tikrųjų yra pakankamai sunku, nes erkė perduoda Laimo ligą žmogui per maždaug 48 valandas. Tai tikrai įmanoma nepastebėti erkės, jeigu jinai kažkur kūno linkyje, mažytė, ten dar tarp kokių plaukų pasislėpus, tai taip tikrai gali būti. Bet tai nėra taip paprasta kaip erkinis encefalitas ir 2 paras turėti erkę, na, jeigu mes, pavyzdžiui, grįžę kiekvieną kartą po kažkokio pabuvimo lauke, kur įtariam, kad gal gali būti erkių, tikrai apsižiūrim ir save, ir vaikus, tai ir pamatysim tas erkės ir jos nebus tada 2 paras įsisiurbusios. Esu girdėjęs, kad tėvai bijo traukti erkės, todėl kad nukeliavus pas gydytojai jas ištraukia, ištiria ir tada žino, ar yra tikimybė sirgti erkiniu encefalitu ar ne. Darot taip savo praktikoje? Ne, tai jeigu erkį ištyrėm, tai erkį ir gydom. Erkės, ne, nereikia tirti erkį, žinot, vien dėl to, kad ta situacija būtent, kad erkė serga, mes ją ištyrėm, nu ne tai, kad serga, jinai nešioja, jai tai nepavojingas tas virusas. Tai ar ten Laimo ligos sukėlėjos. Ištyrėm erkę, ji turi ir tada žmogus laukia, kada jau jam prasidės, o jam nebūtinai prasidės, nes gal iš tikrųjų jam neperdavė tų sukėlėjų. Tai man atrodo, tai yra bereikalingas stresas ir tada kaip tik, žinot, užaštrinam kiekvieną savo jausmą, jau tada tik tai galvelę susopo, o gal susopo dėl to, kad darbe žiauriai pavargau ir vandens negėriau ir jau lieks į priėmimą čia tą erkinio encefalito ieškoti. Tai nereikia tirti erkių, iš tikrųjų erkės tyrimų nėra jokiose pasaulinėse rekomendacijose. Žmonės taip save nuramina, taip, jeigu, pavyzdžiui, padaro erkį tyrimus ir jinai sveika, tai tada žmogui ramiau, bet aš visai galvoju, tai kaip ta dalis, jeigu padarom ir erkė serga ir tada sėdim ant puodo, žinai, ir laukiam, kol įkrisim tą puodą. Bet vis tiek tikriausiai yra ir kažkoks procentas tų atsakymų, kur lyg ir erkė neserga, bet iš tikrųjų galėjo jinai turėti. Tai čia labai daug yra tų, kad ne panacėja tikriausiai ištirti. Taip, tuo labiau, kad erkė, tam, kad ją ištirti, vėl ką jau sužinojau su laboratorija, kažkada apie tai kalbėjau, tai negalima ten jau tos sutraiškytos, negyvos lavono ten to erkės vežti. Tai erkė reikia įdėti, nuvežti gyvą, dar įdėti ją įvalgyti, kad jinai išgyventų iki tos laboratorijos. Tai toks gaunasi naminis gyvūnas, kurio nelabai ir norim ir dar mokam pinigus už tai, kad ją ištirtų, o paskui vis tiek, jeigu ir atsiras kažkokie simptomai, mes vis tiek turėsim ir žmogų tirti. Tikrai nebus taip, kad diagnozuosim ligą, dėl to, kad žmogus sakys, aš čia auginau erkę, stiklainiukę ir pasakė, kad jinai kažkuo serga. Tai aš tikrai nerekomenduočiau to. Sutraiškykit tas erkės ir meskit lauk.
Jau nuskambėjo frazė, kad tikrai nereikia tik įsiurbus erkį keliauti į priėmimą, bet visgi kokie yra tie ženklai, tie red flagai, kada jau reikia kreiptis į gydytoją ir negalima ignoruoti tų požymių. Kertinis toks laiko tarpas po erkės įsisiurbimo, jeigu matėm erkę, nes faktas galim nematyti tiesiog. Bet jeigu matėm, kad buvo erkė, tai maždaug 28 dienas, 4 savaitės, mėnesį, kaip jau kam patogiau įsiminti, reiktų save tikrai atidžiau pastebėti. Dažniausiai, taip sakom, apsižiūrėti save visą kiekvieną vakarą būtent dėl Laimo ligos. Dėl to, kad tipiniu atveju Laimo liga pasireiškia taip vadinamą migruojančią eritemą, tokių raudonų plėmų. Tiesiog jo neskauda, neniešti, nieko, už tai reikia specifiškai pasižiūrėti, ar jisai yra ar ne, nes kitaip mes jo nepajausim. Atsiradus kažkokiam bėrimui, būtent tokia ypač raudonai dėmai, tikrai reikia keliauti pas daktarą, nes tai yra tipinis Laimo ligos požymis ir reikia gydymą tiesiog paskirti. Erkinį encefalitą pražiūrėti tikrai būna sunkiau, dėl to, kad jeigu tai yra aukšta temperatūra, didžiulis galvos skausmas, nepadeda vaistai, tai faktas, kad pacientas jau pats kreipsis į gydytoją. Bet vėlgi, jeigu atvyksta žmogus į konsultaciją ir sako, kad pavyzdžiui karščiuoja ir matė pats erkę, bet pavyzdžiui to nepasako, faktas mūsų pirma mintis nebus erkinis encefalitas. Bet jeigu žmogus žino, kad jam buvo erkė, per pastarąjį mėnesį mes tada visiškai kitaip reaguosim ir turbūt iškart jį tirsim dėl erkinio encefalito. Tai tas mėnuo yra toks kertinis ir jo metu pasireiškus aukštam karščiavimui, didžiuliam galvos skausmam, kažkiem kitiems simptomam neurologiniam, kurių nebūdavo, arba kažkokiem bėrimam, tai tikrai reikėtų apsilankyti. Visų pirma, pas šeimos daktarą. Ir tada jau jisai išdiferencijuos, ar tai yra erkių sukelta liga ar ne. O kaip diferencijuojate dažniausiai, kokie yra pagrindiniai ištyrimo būdai, jeigu kad ir erkės nematė, tarkim, bet jūs įtarėte erkinį encefalitą? Taip, visų pirma, iš tiesų yra tiesiog objektyvus paciento ištyrimas, yra įvairių tokių požymių, kuriuos gydytojas gali pamatyti ir kurie yra būdingi labai erkiniam encefalitui, tai yra taip vadinamas sprando raumenų rigidiškumas. Žmonių kalba tai tiesiog surakintas kaklas kaip akmuo atrodo stovi ir žmogus tikrai jau net galvos kartais pasuk negali. Tai yra labai būdinga erkiniam encefalitui. Ir įtarus tokią ligą faktas daromi kraujo tyrimai ir tada pagal tai, ką matom juose, jau sprendžiam, ar tai yra erkinis encefalitas ir mums reikia infektologo pagalbos, ar ten kažkokio kitokio gydytojo, pagal tai kokie simptomai, ar tai yra, kad ir kažkoks visai kitas virusas, kuris sukėlė tokius simptomus. Kada kraujo tyrimas jau rodo erkinį encefalitą, vis tiek yra langas, kai dar nespėjo organizmas sureaguoti, tai tikriausiai tik po erkės siurbimo skubėti laboratoriją darytis tyrimų nereikia, bet kada yra tas rekomenduojamas langas, kai jau įtariant galima atlikti kraujo tyrimus? Dėl erkinio encefalito atlikti kraujo tyrimus, kai žmogus neturi jokių skundų, kaip ir nėra prasmės. Nes jeigu aš jaučiuosi gerai ir galbūt būsiu vienas iš tų laimingųjų, kuriem, pavyzdžiui, erkinis encefalitas praeis arba iš vis be simptomų, nes taip teoriškai irgi gali būti, arba su ypatingai kažkokiais lengvais ten 2 dienas gal pasops truputį galvelę. Tai neturint simptomų dėl erkinio encefalito tirtis iš tiesų nėra prasmės, nes kas tada atsitiks? Nieko tada mums, tai nieko nepakeičia. Tai dėl Laimo ligos pasitikrinti net ir neturint simptomų kartais yra rekomenduojama, bet tą vėlgi reikėtų daryti po bent jau 3 savaičių po erkės įkandimo, bet mes jau tokiam visiškai užtikrinimui sakom po mėnesio po erkės įkandimo. Dėl to, kad taip, padarius tyrimus per anksti, jie gali būti klaidingai neigiami, žmogus kaip ir nusiramina ir mums kaip ir diagnozė atkrenta, o iš tikrųjų jinai yra. Tai bent jau mėnesį reikėtų palaukti. Koks gydymas yra taikomas sergant erkiniu encefalitu, nes tas simptomų spektras tikrai nemažas, bet ką dažniausiai taikot tiek šeimos gydytojo kabinete, tiek galbūt ir ligoninėje stacionarizuojant pacientus? Tai dėl to ir baisus tas erkinis encefalitas, kad gydymo nėra jokio. Nėra kas žudytų tą virusą, kai jisai gyvena mūsų kūne. Tai taip vadinamas simptominis gydymas, kuris mandras pavadinimas, o ką tai reiškia, tai tiesiog skysčiai, skauda galva, vaistai nuo skausmo, skauda kažką kitą ar dar, tai tiesiog pagal simptomus yra raminami simptomai, bet pačios ligos eigos mes niekaip negalim suvaldyti. Už tai niekada nežinom, kaip susirgęs žmogus, kaip jisai sirgs, ar sunkia ligos forma, ar lengva, nes to mes visiškai įtakos neturim. Jeigu tai yra toks pacientas, kurį užtenka, pavyzdžiui, gydyti ambulatoriškai per šeimos gydytoją, tai reiškia, jam tikrai yra nesunki forma, tai elementariai stebim paciento savijautą, daugiau skysčių vartoti, slopinam kažkokius skausmus ar atsiradusius kitus simptomus ir laukiam tiesiog, kol pagerės.
Čia, kaip sako, populiariausia vasaros loterija. Erkinis encefalitas ištrauksi ar ne. O koks procentas yra tų jau rimtų pacientų, kuriems reikia ligoninės ir kur tikrai būna sunkios išeitis? Apie 20% jau turi būti stacionarizuoti. Iš tiesų, aš manau, Lietuvoje tikrai į ligoninę paguldo daugiau žmonių. Vien tam, kad pamačius per pirmas kelias dienas, kaip liga vystosi, jeigu jinai neblogėja, tai tada tikrai drąsiai išleidžia žmogų namo. Bet nustačius erkinį encefalitą, jeigu žmogus nesako, kad kaip ir man viskas gerai, bet tikrai turi skundų, tai nemažai yra tikrai guldoma į ligoninę, bet tokia sunkia forma, kai jau, pavyzdžiui, dažnai prireikia net reanimacijos, serga apie 20% visų pacientų. Tai iš tiesų paėmus tą skaičių, kiek pas mus Lietuvoje apskritai sergančių erkinio encefalitų, tai daug yra tokių žmonių. O nuo erkinio encefalito jis gali tikrai sukelti mirtį. Tikrai ne visais atvejais, bet apie 2% visų susirgusių ir miršta. Dėl to, kad liga progresuoja taip ir pažeidžia smegenis taip, kad tiesiog niekas nebevyksta ir žmogus miršta. Aš atsimenu, studijų metais Žvėryne dar, kai buvusi ta infekcinių ligų ligoninė buvo, tai būdavo netgi palatos erkinio encefalito. Čia erkiukų palatos, čia tas, tu žinai, kad jau šiandien kalbėsime apie erkinį encefalitą, tai lankysi tas palatas, kur ten tikrai pacientų netrūks. Taip. O aš dar esu girdėjęs tokį mitą, galbūt ir ne, kad erkė įsisiurbė prieš 8 mėnesius, prieš metus beveik ir tuomet tik tai žmogus susirgo erkinio encefalitu. Ar tai yra įmanoma, ar čia labiau nepastebėjo erkės tiesiog antrą kartą įsisiurbus? Ne, neįmanoma. Inkubacinis yra iki mėnesio iš esmės, bet jau mėnuo yra tokia kazuistika, jau tikrai labai retai. Dažniausiai tas inkubacinis periodas, per kurį prasideda liga, yra nuo 2 iki 10 dienų. Čia tokia klasika. Teoriškai gali būti iki mėnesio, bet po 8 ar po 10 mėnesių tai liga tikrai negali išlysti. Greičiausiai buvo nauja erkė arba, nepamirškime, erkinio encefalitu galima užsikrėsti geriant pieną iš gyvulių, gyvuliui, karviai dažniausiai, ar nežinau, aviai, dar kažkam, ožkai gal, įkando erkę, kuris serga, nešioja erkinį encefalitą. Pačiam gyvūnui tai sukelia arba jokių simptomų, arba kažkokius minimalius, tikrai tai nėra kažkokia labai tarp gyvūnų plintanti liga, bet tokio gyvūno piene bus erkinio encefalito viruso. Ir jeigu mes gersim tą pieną neapdorotą, kažkur, nežinau, kaimiškoje vietovėje, ten kokie nepasterizuoti sūriai, tai iš jų irgi galima užsikrėsti erkinio encefalitu. Bet ta rizika taip būna labai retai. Iš tiesų, iš visų erkinio encefalito atvejų Europoje skaičiuoja apie 0,5% per pieną plintančių, nes tikrai pieno produktai, kuriuos mes perkam, dažniausiai yra pasterizuoti, apdoroti, tai jie visiškai nepavojingi. Ar yra dar kitų būdų užsikrėsti erkinio encefalitu? Ne, šitie 2 tik tai. Iš tiesų net ir skaičiau kažkada senai, kad buvo vienkartinis atvejis, kai laboratorijoje žmogus dirbantis su erkinio encefalito virusais įsidūrė savo su adata, kurioje buvo aktyvus erkinio encefalito virusas ir jisai susirgo. Bet čia toks labai jau sudėtinga patekti tokią situaciją labai. Tai realiai tikrai arba per erkės įkandimą, arba tik tai per pieno produktus. Pamatę žmogų neįgaliojo vežimėlyje, dažnai susimąstome, kas jam nutiko. Nelaimingas atsitikimas? Avarija? Sunku patikėti, kad dėl to gali būti kaltas paprastas erkės įkandimas. Pasiskiepykite nuo erkinio encefalito ir neleiskite erkei pakeisti jūsų gyvenimo. Dėl informacijos apie skiepus prašome kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą. Taigi, reziumuojant, jeigu įsisiurbė erkė, mėnesį stebėm, jeigu po mėnesio neišlindo kažkokių simptomų, galim būti kaip ir ramus. Galim. Profilaktika, aš manau, čia yra tikriausiai kertinis dalykas, nes kaip ir minėjai, gydymo neturim, apart simptominį. Paplėtokime apie pačią profilaktiką. Kas yra svarbiausia? Svarbiausia yra būti pasiskiepijus, bet nesijausti nenugalimu, kai pasiskiepijam, nes skiepai labai dažnai žmonės vadina, turiu skiepą nuo erkių, skiepijos nuo erkių. Nuo erkių nėra skiepo, yra skiepas nuo erkinio encefalito, tos vienintelės ligos. O erkės gali pernešti ir puikiai žinoma Laimo ligą, erkės gali pernešti babeziozę, kuri pavojingiausia yra šunims, bet ir žmonės gali turėti simptomų. Ir nežinom, kada erkės pradės nešioti, jos irgi evoliucionuoja lygiai taip pat kaip mes. Tai būti pasiskiepijus nuo erkinio encefalito ir faktas, einant jau taip tikslingai ar į mišką kažkur, ar pasivaikščioti per žolę, tikrai reiktų nepamiršti tiesiog asmeninio apsaugos priemonių. Tai yra rūbai, kurie priglunda prie riešų ir prie čiurnų, kad erkė negalėtų lengvai palysti po kelniam ar po rankovėm. Šviesus rūbai, ant kurių yra žymiai paprasčiau pastebėti erkę. Aš rekomenduoju pacientams šviesios spalvos šunis pirkti, nes ant jų irgi geriau matosi, ant juodų iš vis nepamatysite erkių. Repelentai taip vadinami, erkės atbaidantis visokie purškalai, kurie irgi, žinoma, būna su įvairiom veikliosiom medžiagom, skirtingo veiklumo, bet pasirinkus tokį, kuris tinka, pavyzdžiui, ir vaikam ten, ir suaugusiam, tikrai
galima su jais atbaidyti erkės, tik ko reikia nepamiršti, kad jie labai trumpai veikia. Dažniausiai valanda ar pusantros ir reikia iš naujo vėl juos purkšti ar tepti. Ir šienauti žoles, neužauginti, neleisti augti ilgesniems nei 10 cm, nes būtent tokiuose daugiausiai yra erkių. Kažkur teko matyti pamąstymus, galbūt Delfi komentaruose, kad o kodėl negali valdžia nupurkšti visų pievų, išnaikinti erkės ir taip erkinio encefalito nebebūtų? Negali, dėl to, kad kartu su erkėm, tokiu atveju, erkė nėra kažkokia ypatinga, kad būtų kažkokie, nežinau, repelentai, kažkokie cheminės medžiagos, kurios erkė žudo, o bitės ir uodo tai jau nepaliečia. Tai dėl to ir negalim iš tiesų, nes jos dėja, bet jos yra būtinos mūsų ekosistemai. Ir, ką padarysi, reikia pristaikyti prie to. Dar vienas mitas, tai kad vaikai erkiniu encefalitu serga labai retai. Ne, serga retumo, tai tikrai nėra taip, kad erkė kažkaip vaikui kitaip tą virusą ar rečiau perduotų, jeigu jinai serga ir jeigu jinai įsisiurbė. Ką mes dažnai, aišku, labai darom, saugom savo vaikus gerokai labiau negu save. Ir vaikai tikrai dažniausiai būna ir išpurkšti repelentais, ir aprengti kaip reikia, ir dar apžiūrimi grįžus iš miško ar iš pasivaikščiojimo. O save, tai ką, vaiką apžiūrėjom, paleidom ir viskas. Tai vien dėl to tas dažnis gali būti didesnis tikrai tarp suaugusių. Kitas dalykas, taip, vaikai iš tiesų dažnai serga truputį lengviau, pavyzdžiui, negu suaugę, tai taip tikrai yra, bet, aš nežinau, savo vaikui aš, net ir lengvos formos smegenų uždengimo kaip ir, nelabai norėčiau. Tai jau koks ten skirtumas tada, ar lengvas, ar vidutinio sunkumo tas uždegimas, tai vis tiek yra sunki liga. Ir faktas, kad vaikas, pavyzdžiui, prasirgęs vidutinio sunkumo liga arba jau sunkia labai liga, jisai liks visam gyvenimui su tais liekamaisiais reiškiniais. Tai nereikėtų visgi taip rizikuoti ir vien ant to statyti, kad o gal sirgs lengvai vaikas, o gal nesirgs. Loterija. Taip, visiškai. Grįžus iš pasivaikščiojimo parke, miške, apsižiūrim tiek patys save, tiek vaikus. O kaip su šunim? Tikriausiai ir juos reiktų ypatingai akylai apžiūrėti. Tai irgi viena iš tokių platinimo dažnesnių priemonių. Iš tiesų tai pats dažniausias turbūt atvejis yra, kai žmonės turinti šunis būtent sako, kad aš taip pat tik tą keliu, o šuo ten ar su pavadžiu ar be, bet laksto jau visur, o aš pats tik tai tą keliu vaikštau. Tai būtent nuo gyvūnų ir peršoka dažniausiai tos erkės, nes tikrai tai yra lygiai ta pati erkė, kuri ir mūsų šuniui nori įkąsti, ar katė, jeigu jinai ten eina į lauką, ir kuri pavojinga ir žmogui. Ir erkės būtent žmonėms dėl erkinio encefalito ir Laimo ligos pavojingiausios, ar ne, šunims pavojingiausia erkių pernešama liga yra babeziozė. Tikrai nemažai kas turintis gyvūnus yra susidūrę su šia liga, kuri tikrai daugeliu atveju gali būti ir mirtina gyvūnui. Ir lygiai taip pat už tai erkės pavojingos tiek ir šunims, tiek ir žmonėms. Tai šunų saugojimas nuo erkių lygiai taip pat yra ir savęs apsaugojimas. Nes jeigu šunims duodam vaistus, taip turbūt vadinti preparatus, kurie saugo nuo erkių, tai yra preparatai, kurie erkė įkanda šuniui, bet tai iškart yra, nužudoma, miršta, nes gauna to vaisto kartu su gyvūno krauju. Tai iš dalies mes taip saugom ir save, nes tos erkės negyvybingos ir jos neperšoks jau ant mūsų. Kalbant apie skiepus, kada geriausias laikas skiepytis? Šiandien. Visą laiką. Nėra jau tokio kažkaip O kokia prasmė skiepytis pavasarį, jeigu erkių pilna dabar ir sausį, kai toks oras. Tai iš tiesų nebėra to cikliškumo, nereikia laukti kažko, kol jau skiepytis. Jeigu žmogus nepasiskiepijęs, tai reikia nosies tiesumu braukti į kliniką kažkokią ir pasiskiepyti ten. Nuo kokio amžiaus vaikus galima skiepyti nuo erkinio encefalito? Nuo metų amžiaus skiepijam vaikus. Iš tiesų, erkinio encefalito skiepas yra taip vadinama negyva vakcina. Tai reiškia, kad jo sudėty gyvo erkinio encefalitą sukeliančio viruso nėra. Jinai labai puikiai derinama su visom vakcinom, tai tikrai nereikia. Puikiai suprantu, kad skiepijimas vaikui nėra pati geriausia patirtis ir norim kuo mažiau tiesiog tų tokių jau patirčių blogų, ar ne? Tai erkinio encefalito skiepą mes drąsiai galim derinti su kitom vakcinom, kurios reikalingos pagal tą nacionalinį kalendorių, tuos privalomus taip vadinamus skiepijimus vaikam. Tai nereikia tikrai dėl to dar papildomai kažkur eiti, atvykus pas gydytoją nuo metų amžiaus. Tiesiog tik reikia, jeigu gydytojas pats nepasako, kad šis skiepas reikalingas, nes jis nekompensuojamas vaikam, tai aktyviai tiesiog pasakyti, kad norim skiepyti vaiką ir nuo erkinio encefalito ir tikrai kartu su tais privalomais skiepais paskiepys ir nuo erkinio. Kaip tik gavau žinutę šiomis dienomis iš vienos sekėjos, kuri klausė, kaip yra su erkinio encefalito skiepu, nes vaikui dabar laukia MMR skiepas ir šeimos gydytoja pirmiausia sakė,
nuo MMR, o po to jau galima vėliau nuo erkinio encefalito. Ar visgi su visais skiepais galima derinti erkinio encefalito skiepą? Absoliučiai su visais. Su visom negyvom vakcinom ir su visom gyvom vakcinom irgi galima skiepyti. Tai tikrai drąsiai ir prie to pačio MMR kartu skiepyti. Nors su MMR faktas, vaikus dar reikia skiepyti ir nuo vėjaraupių, čia dar viena liga, kur irgi žaidžia labai daug kas loterijoje ir būna kas neišlošia. Bet drąsiai galima iš tikrųjų net ir visus kartu. Vėjaraupiai, MMR ir erkinis encefalitas vieną dieną. Ir tada yra viena bloga patirtis vaikui, o mums ramu, nes mes jį saugom nuo 3 ligų. Nors, aišku, ne iškart imunitetas susiformuoja. Yra ne viena schema, yra pagreitinta, įprasta, man atrodo. Kuo skiriasi tos skiepų schemos ir kada, kuria geriau būtų naudotis? Tai šiaip įprastai tikrai skiepijam tą paprastą įprastą schemą, tai yra pirmas skiepas, tada po maždaug 1,3 mėnesių antras skiepas ir maždaug po pusmečio metų trečias skiepas. Čia taip vadinama ta pagrindinė vakcinacijos schema ir paskui jau tik tęsiam atnaujinimą skiepo visą likusį gyvenimą. Pagreitinta schema yra tokia, kai antroji vakcina ne po 1-3 mėnesių, o po 2 savaičių skiepijimą. Gamintojai yra 2 gamintojai Lietuvoje, 2 gamintojų vakcinos, jie abu yra pasakę, kad jos tos schemos iš esmės yra tolygios savo veiksmingumu tikrai. Tai jeigu mes žinom, kad mums reikia greitesnės apsaugos, tai mes tada tikrai skiepijam drąsiai ir tą pagreitintą schemą. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus atėjo pradėti skiepytis, na nežinau, tarkim, prieš pat žiemą ir yra tikrai šalta laukia, tai tada galim neskubėti su ta antra vakcina. Bet iš tiesų, kuo arčiau tos pirmosios 2 vakcinos, žinai, tuo didesnis šansas, kad žmogus nepamirš ateiti jos pasidaryti. Tai už tai aš tai labiau mėgstu tikrai parekomenduoti žmonėms geriau už 2 savaičių tą antrą skiepą pasidaryti, tada bus jau po antro skiepo po porą savaičių tokia tikrai dalinė apsauga formuojas, jau sunkia ligos forma žmonės nebeserga po pirmų 2 vakcinų, o tokia pilna vertė visiškai apsauga formuojas po 3 vakcinų. Bet ko irgi reikia nepamiršti, nėra skiepų pasaulyje, kurie veiktų 100%. Nėra iš vis tokių dalykų medicinoje. Tai nuo erkinio encefalito paskiepijus pilnai žmogų, tai va tom 3 dozėm susiformuoja gera apsauga 97% žmonių. Tai daug, bet tie 3%, kurie pilnai pasiskiepijo ir va tiesiog dėl jų imuniteto savybių nesuformavo apsaugos, tai jie yra rizikoje, nes jie galvoja, kad jie saugus, bet jie nėra saugus. Bet taip yra su visais skiepais. Yra tekę matyti mitą, kad jau po pirmosios vakcinos galima jaustis žymiai saugiau. Kiek susiformuos spėja tas imunitetas po vienos vakcinos? Nekiek, iš tikrųjų, aš turėjau pacientą vieną, čia buvo senai iš tikrųjų dar, bet jisai pasiskiepijo pirmąją erkinio encefalito dozę ir po to galvojo, kad jo simptomai yra po vakcinos, pašalinis poveikis. Laužė kaulus, temperatūros buvo, o iš tikrųjų jisai susirgo erkinio encefalitu. Ne nuo vakcinos tikrai, tiesiog nepastebėjo erkės ir kažkurio metu jinai gal jau buvo įkandusi, kai jisai ir skiepijosi. Tai pirma dozė tikrai dėja, bet nedaro nieko. Nedidelė apsauga, tokia labai sunku ją išmatuoti, dėl to, kad jinai labai priklauso nuo kiekvieno individualių imuniteto savybių, bet tokia, taip sakom, pusinė gal, formuojasi tik tai po antros dozės po porą savaičių. Tai jeigu dabar mes sėdim ten, kur yra daug erkių ir neturim nei vienos vakcinos, tai mums tikrai dažniausiai užtrunka bent kelis mėnesius bent daliniai apsaugai gauti. Ką jau kalbėti apie pilną, kuriai realiai reikia to viso metų laiko. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamo maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį narą, kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovams, dovanojame maisto kokteilio nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą. Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patį sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Bet ir po 3 vakcinų saugiai jaustis
jaustis labai subjektyvus dalykas, Taip. galime kurį tai laiką, kada reikalinga revakcinacija, neužtenka tikriausiai 3 dozių per gyvenimą. Ne. Revakcinacija reikalinga visą gyvenimą. Yra gamintojas nurodęs tuos intervalus, kas kiek laiko reikia atnaujinti skiepą. Tai pirmą kartą tos 3 dozės, ar ne, tada po 3 metų skiepijam žmogų. Ir tada priklausomai nuo jo amžiaus. Vyresnius žmonės, tai yra dažniausiai virš 65 metų, dėl jų imuniteto savybių tiesiog arba sergančius kažkom ligom, ten, pavyzdžiui, autoimuniniam ligom, onkologiniam ligom, kurių imunitetas paveiktas ir prasčiau veikia, skiepijam kas 3 metus visą likusį gyvenimą. Sveikus iš esmės žmonės, jaunus ir vidutinio amžiaus skiepijam kas 5 metus. Tai tokios yra gamintojo rekomendacijos. Iš tiesų visiškai nereikia išsigąsti, jeigu mes pamiršom, kad mums reikia po 5 metų pasiskiepyti, gal neatsiuntė žinutės, kaip būna tikrai, ir prisiminėm po ten 6 ar po 7 metų. Tai tikrai nereikia visko pradėti iš naujo. Iš esmės vieną kartą gyvenime reikia gauti tas 3 dozes skiepo ir paskui dėl to tie intervalai tokie ir yra. Gamintojas garantuoja, kad 5 metam, pavyzdžiui, to imuniteto užteks. Bet jis negarantuoja, kad 6 ir 7 užteks. Bet jeigu mes prisiminėm po 7 metų, kad mes nepasiskiepijom, tai reiškia, tie 2 metai, tokie buvo ant klaustuko, bet pasiskiepijus viena doze jis atsinaujina tas imunitetas. Tai tikrai nereikia pulti, eiti iš naujo skiepytis visom dozėm, neprasminga tai tiesiog. Jeigu žmogus tikrai padarė didžiulį tarpą, nežinau, 10-12 metų kartais ar ne, arba pavyzdžiui, ir tarpą padarė ir dar susirgo kokia liga kartu autoimuninė, kur mums tikrai kyla klausimų, ar tas imunitetas lieka, tai mes elementariai paskiriam kraujo tyrimą, tai yra specifinis, iš tikrųjų labai, taip liaudiškai pasakysiu, mandras, labai tyrimas, tas povakcininio imuniteto vertinimas, tai nėra tie paprastieji imunoglobulinai G, kur kartais tikrai žmonės iš nežinojimo pasidaro tuos paprastus imunoglobulinus, kurie mums net neatsako į klausimą apie vakcinaciją. Yra tokie specialūs po vakcininio imuniteto tyrimai, iš kraujo tiesiog imamas kraujo mėginys, tai žmogui niekaip nesiskiria, bet jie labai tiksliai atsako, kokio lygio yra imunitetas ir netgi laboratorija kartu deda tokias rekomendacijas, kada yra rekomenduojama kita dozė. Tai yra visa informacija, mes žinom, koks dabar imunitetas ir ką mums daryti toliau, po kiek laiko skiepyti. Aš įsivaizduoju, kad šiomis kalbomis tų tikrųjų antivakserių nuomonės nepakeisim, tačiau tikrai yra ta tokia pilkoji zona, kurie nežino, galbūt nesidomėjo, abejoja tą naudą. Kokia būtų tavo žinutė būtent tiems žmonėms, tiems tėvams, kurie abejoja tą skiepo naudą? Aš visą laiką siūlau pagalvoti tokiem žmonėm, o kas bus, jeigu susirgs? Kaip abydna bus tada, kai vaikas sirgs, gulės ligoniniai, o jūs suprasit, kad būtų užtekę paskiepyti ir nebūtų šito. Tai skiepai tikrai labai daug viso antivakcininis judėjimas ir visos sąmokslo teorijos, skiepai labai daug dėmesio gauna, bet ką reikia taip tikrai blaivių protų suprasti, skiepai yra realiai labiausiai reguliuojama medicinos sritis visame pasaulyje, skiepai turi praeiti daugiausiai klinikinių tyrimų, turi įrodyti 100 kartų daugiau dalykų nei vaistai, pavyzdžiui, kad jie patektų į rinką, ir vaistus mes tikrai labai dažnai net ir patys perkam, dar ir dozę pasireguliuojam ir kaip norim, taip ir geriam, ne? O su skiepais taip nėra, jie skiepijami ne veltui, tik tai įstaigoje, tik tai teisingai laikant, tik tai parenkant konkrečią vakciną, kurios reikia. Tai saugumas vakcinų visų Europoje yra tikrai didžiulis. Tai bijoti tų vakcinų nereikia. Ir jeigu mes turim galimybę apsaugoti savo vaiką ar net ir save nuo ligų, tai kodėl tuo nepasinaudoti? Reziumuojant dar apie erkių sukeliamas ligas, kokie pagrindiniai skirtumai tarp erkinio encefalito ir Laimo ligos, nes tai 2 gana skirtingos ligos, kurias platina būtent erkės? Labai skirtingos ligos, visų pirma tai sukėlėjai visiškai skirtingi, erkinį encefalitą sukelia virusas, Laimo ligą sukelia bakterija, požymiai tikrai visiškai skirtingi, Laimo liga tikrai negali būti mirtina, faktas jį gali ten kartais komplikuotis, gal kažkokia kita liga prisidėti, bet nuo pačios Laimo ligos žmogus iš esmės negali mirti, nuo erkinio encefalito žmogus gali mirti ir tikrai tokiu atveju būna Lietuvoje kasmet. Perdavimas pagrindinis skiriasi, neperdavimo kelias, kuris yra toks pat, kad iš erkės tiesiog patenka, bet erkinis encefalitas gyvena burnoj, seilėse erkės ir patenka beveik iškart įkandimo metu. Laimo ligos sukėlėjas gyvena erkės žarnyne, kaip mano dėstytojas vienas žaviai sakydavo, ir erkė išvemia save į vidų žmogui ir tada tik tai patenka Laimo liga. Tai tokie turbūt pagrindiniai skirtumai. Kada skiepytis nuo Laimo ligos reiktų? Nuo Laimo ligos reiktų skiepytis, kai tik bus vakcina. Jinai bus iš tikrųjų žadėta buvo, kad 25 metais jau bus.
Dabar kol kas aš nemačiau jokių straipsnių labai apie tai gal ir nukėlė ten kokių pusmetėlių, vien dėl to, kad klinikiniai tyrimai gal nesibaigė, bet iš tiesų jau 3 fazės klinikiniai tyrimai yra padaryti. Laimo ligos vakcina iš tiesų, čia yra toks įdomi istorija dar ir ta, kad Laimo ligos vakcina yra sukurta labai senai, 86 metais noriu sakyti, ir jinai buvo paleista į rinką Amerikoje, nes Šiaurės Amerikoje yra labai daug Laimo ligos būtent, bet jinai buvo išleista į rinką, tragiškai nepagalvotų momentų, kai prasidėjo didžiulis toks pagrindas viso antivakcininio judėjimo ir kur buvo Andrew Wakefield garsusis straipsnis apie tai, kaip MMR skiepas sukelia autizmą, kur niekus nesukelia ir ten iš vis nestraipsnis, o kažkokia nesąmonė. Ir tuo metu atėjus į rinką naujai vakcinai, tas antivakcininis judėjimas sakė, ir dar viena nuo čia kažkokios neaišku kokios ligos. Ir iš tiesų farmacija atšaukė tą vakciną ir niekam nepardavė jos patento. Ir už tai dabar realiai tą vakciną, kuri buvo, turėjo kurti iš naujo ir iš naujo registruoti. Bet jinai bus, jau greitai galėsim skiepytis. Aš noriu tikėti tikrai, kad po metų jau tikrai galėsim. Aš tėvams kartais sakau, kad rekomenduoju skiepytis nuo erkinio encefalito, nes turim skiepą, neturim vaistų. Nuo Laimo ligos turim vaistų, neturim skiepo. Greitai tikiuosi reiks pakeisti šitą frazę, kad skiepykitės ir nuo to, ir nuo to. Ir reziumuojant gal pabaigai laidos, koks būtų tavo palinkėjimas mūsų laidos Užeikite, kas laukiate žiūrovams, nes ją žiūrės tiek ir medikai, tiek ir plačioji visuomenė. Tavo kaip šeimos gydytojos palinkėjimas. Nebijoti erkių ir eiti į mišką ir į gamtą, nes tai irgi labai gydo ir labai svarbu mūsų emociniai sveikatai. O saugantis gerai ir erkės gali būti nebaisios. Prisidėsiu prie palinkėjimų. Tai buvo laida Užeikite, kas laukiate kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Januška. Būtinai pasiskiepykite, saugokite save ir iki kitos laidos. Ate.